Labą dieną, esu Loreta. Į šios kursus atvykau su tikslu gauti visą bazinę medžiagą susistemintą į vienus trumpus mokymus. Su prancūzų kalba nesu niekad susidūrusi, dėl to kaip nauja kalba man jinai pasirodė labai bauginanti ir pradėti pačiai savarankiškai nuo nulio. Tiesiog neišdrįsau ir nežinojau, nuo ko pradėti. Kadangi esu susidūrusi su Kolibriu jau antrą kartą, teko prisiliesti prie anglų kalbos mokymo, o kadangi anglų kalbą mokiausi jau 20 metų klasikiniu būdu, dėl to pradėti naują kalbą visiškai nuo nulio ir vėl skirti 20 metų, tiesiog jau nebeišdrįsau ir labai bijojau. Pamačius Kolibrio anglų kalbos dėstymą, tiesiog iš karto susidarė daug galimybių, kad aš prancūzų kalbą panaudosiu daug kur kitur ir atsirado man daug šiuo metu variantų, kurie panaudoti. Atsiverčiau žodynėlį ir galvoju, kaip čia savarankiškai pradėti ir taikyti Kolibrio metodą, bet pamačiau, kad aš ištrūksiu ir galiu nueiti labai smarkiai lankas. Dėl to, kad tik tai pamačiau, kad jau yra naujas mokymas būtent prancūzų kalbai, tai nebijodama ir užsirašiau, kadangi aš čia gavau per tas 2 dienas pilnai susistemintą visą gramatiką. Vienam žemėlapio pavidalė, kur iš karto pasižiūrėjus jau matai, gavau tos niuansus, kuriuos aš būčiau niekad negavusi, arba neaišku, kiek daug metų prasimokiusi tradiciniu būdu, žodžių jungtis, kurioje vietoje, jeigu iškrenta kažkokios tai raidės arba jos tarpusavy su žodžiai susijungia, ką toliau reiškia ir kokios tai yra prasmės. Galiausiai iš karto susipažinau su tarimu. Ir jeigu man anksčiau prancūzų kalba buvo tik tai taip, kad užsienio kalba, tai per tas 2 dienas pamačiau, kad jinai labai graži yra ir labai prilipo prie širdies. Labai ačiū už tos mokymus ir kad jie būtent šiuo metu dabar atsirado mano kelyje, nes variantų šiuo metu prisidės prie prancūzų kalbą tikrai turiu labai daug.